Vakar Marijampolės kultūros centre įvyko neįprastai graži ir reikšminga šventė. Marijampolės Šventosios Cecilijos gimnazijos parodos atidarymas ir nuostabus baigiamasis koncertas skirtas Marijampolės vardo atgavimo 35-osioms metinėms paminėti. Vakar Marijampolės kultūros centre vyko neįprastai graži ir reikšminga šventė. Marijampolės Šventosios Cecilijos gimnazijos parodos atidarymas ir nuostabus baigiamasis koncertas skirtas Marijampolės vardo atgavimo 35-osioms metinėms paminėti. Šventė, kurią organizavo Vilkaviškio vyskupijos Krikščioniškosios kultūros centro ir Marijampolės Šventosios Cecilijos gimnazija, kvietė visus susirinkusius švęsti demokratijos laimėjimus, prisiminti senąją Marijampolę ir kartu keliauti istoriniais vingiais iki šios dienos. Šiais metais Marijampolės vardo grąžinimo 35-mečio metais visi renginiai yra dedikuojami šiam įvykiui. O mes sugalvojame dar su dviem merginom, kad reikėtų papasakoti tam tikras istorijas iš Marijampolės praeities, pažiūrėti, palyginti visą tai su dabartimi ir net užmesti akį vaikų žvilgsnį į ateitį Marijampolės. Tai yra, jeigu iš tiesų tradiciniai, o mūsų tradicinis koncertas, tradicinis renginys, tai kiekvienais metais metai iš metų savo tradicinį atsiskaitimą mokinių, mokytojų, bendrai visų kūrėjų ir mokyklos bendruomeniai ir miesto visuomeniai paprastai pritaikome pagal tų metų progą. Štai jeigu mieste vyksta kažkoksai svarbus minėjimas ir užduodama tematika, mes visą laiką norime įsilieti į tą bendrą šventės chorą. Renginyje Mes, Marijos miesto vaikai, sklendė džiugi ir pakili atmosfera, kurią skatino šalies nepriklausomybės šventės dvasia. Marijampoliečiai ir svečiai galėjo stebėti jaunų talentų kūrybiškumą ir įžvalgas, kurios praturtino šventės atmosferą. Jų pasirodymai scenoje ne tik džiugina, bet ir įkvėpė, suteikdami vilties ir optimizmo jausmą. Marijos miesto vaikai, tai be abejo susitelkimas moralės dalykuose, ne tik išoriniuose, bet ir vidiniuose dalykuose, pasitempimas, kad būtume verti to garbingo Marijos vardo, miesto vaikai, štai tie turbūt pagrindiniai tokie dalykai, kurie mus turėtų skatinti, pateisinti tą garbingą vardą. Renginyje lankytojai galėjo išvysti dailės skyriaus mokinių darbus, žymių žmonių portretus, Marijampolės miesto praeities, dabarties ir ateities vaizdus, Japonijos ambasados nominuotus darbus. Taip pat buvo galima išgirsti ir įdomių, netgi pikantiškų istorijų iš Marijampolės praeities, kaip miestas buvo įkurtas, apie Marijampolės atsistatymo po gaisro XIX amžiuje, apie anų laikų gimnazistų uniformas bei apie žymiausius kraštiečius Vincą Kudirką, Joną Basanavičių, Petrą Kriaučiūną, įdomesnius jų gyvenimo faktus. Marijampolės gyvenimas, jisai visą laiką buvo įdomus, jisai buvo sudėtingas, buvo laikai, senieji laikai, bet jis visą laiką buvo įdomus, visą laiką čia išsiugdė tokie žmonės šviesus, kuriuos žino visa Lietuva. Ir mes norim perduoti žinią, kad Marijampolėje yra dabar tikrai viskas labai gerai. Renginį vainikavo labiausiai pasižymėjusių gimnazijos mokytojų ir mokinių apdovanojimai.